Na ką, sveiki, su jumis sveikinasi Majis. Taigi, šiandien ryte atsikėliau, turėjau užsibrėžęs dienotvarkį, kad paimsiu. Pirmas dalykas ryte, ką padarysiu, tai paimsiu, atsikelsiu iš lovos ir eisiu į dušą. Nuėjau į dušą, darau tokį vėsų dušą, šaltą nelabai noriu, bet gal reikėtų šaltą pabandyti, bet vėsų dušą darau ir aš atsibundu. Aš labai greitai atsibundu, labai smagu būna ir tada eini valgyti ir dabar einu į mokyklą, į profkėlę, tiesiog einu. Galėčiau važiuoti, oras ne pats geriausias, galėčiau važiuoti, bet nenoriu, nes man tiesiog patinka vaikščiot, kad ir truputį krapnuoja čia, nieko tokio man. Ir tiesiog toks dalykas, kad ar man reikėjo dušo, biškiai užsifrizino, ar man reikėjo dušo? Ne, man nereikėjo dušo, aš vakar buvau įsimaudęs, bet aš buvau užsibrėžęs iš praeitos dienotvarkį, kad man reikia tai padaryti. Ir man dušas nėra dėl švaros, man yra dėl atsigavimo. Kai pradedam savo savaitę, kokiu mentalitetu, kokiu tiesiog draivu, tai gali išvežti visą savaitę. Tos pirmos keletą minučių. Tai, kaip čia pasakyti, gera pradžia pusė darbo. Tai ką, tikiuosi ir bus geras visas darbas, visas savaitės. Tai jo, kažkur ketvirtadienį sugrįšiu su kokiu vaizdo įrašu turbūt, nes kaip ir sakiau, savaitę tiesiog nedarau. Ir ką, ir žiūrėsim, kas bus po to.